Labas dar kartą, taigi naujas tutorialas, kaip padaryti preppy coverį su trikampėmis bangelėmis. Taigi pasidarome new. Susivedame coverio formatą, kuris yra 851 x 315, transparent, ok. Po to pasirenkam rectangle tool. Pasidarome tokį ir duplicateinam 3 kartus. Ne, 2. Jo, 3. Ir dabar kiekvienam layeriui skirtinga spalva. Taigi čia jau pirmas yra, tai dabar antras. Dabar aš prisiartinu, kad geriau eitų, kad tiksliau padaryčiau. Tai prasme, kad... nežinau kaip paaiškinti. Ir dabar, kai jau padarėm taip, layer merge visible. Ir dabar transform. Padarom, kad būtų plona ta linija. Dabar einam filter, distort, wave. Pasirenkam triangle. Ir čia pasidarom, tarkim, 5 amplitude kart 5 x 35 bubble length 155 x 156. Arba dar galim paspausti randomize. Ir dabar ok. Ir turime trikampę bangelę. Taip, dabar toliau. Jeigu norime dvigubos, tai duplicateinam layerį, edit, free transform. Apverčiam ir pabandom, kad būtų kuo tiksliau. Padarome va tai va. Dabar merge visible arba merge layers, nesvarbu. Dabar edit, free transform. Dabar pasižymim viršutinę teritoriją ir gradient. Gradientas turi būti iš jūsų spalvų schemos. Kur yra angle, padarom 0. Čia taip, ok, kas ten? Čia biškį suklydau. Taip pat, nenušimtas šiandien išsiblaškęs kažkaip. Gradientas iš jūsų spalvų schemos, angle 0. Ok, vėl pasižymėm viršutinę fono dalį, pattern. Čia dedam kokį nori patterną, tarkim ir po to overlay arba soft light, nesvarbu. Galim uždėti dar vieną, kad gražiau atrodytų. Pattern. Tarkim tokį, iškeliam į viršų. Soft light. Galim iškį sumažinti ryškumą. Dabar vėl pasižymim viršutinę teritoriją. New layer. Pasirenkam kokį nors brushą. Imsiu su gėlytėm. Nors ne. Su kažkuo tokiu. Pasirenkam juodą spalvą ir galim biškį pasididinti. Ir sudėliojam ant viršutinio fono brushus. Galim čia juos visai apvertinėti, mažinti dydį arba didinti dydį, nesvarbu. Kad jie nebūtų kaip labai jau sulygiuoti. Brushus uždėjome, dabar blending options, stroke,
uždedam spalvos schemos stroke, arba galima uždėti dar, čia galim palikti 3, tai čia gradient stroke, galim uždėti ir pattern stroke. Tarkim, kokį šitą patterną. Bet iš čia nelabai, taigi uždėsim gradientą. Dabar drop shadow. Nu, čia galima nieko nedaryti. Po to, nu, color overlay dar galim padaryti. Čia kokią nors iš tamsesnių spalvą, bet ne, juodą. Ir inner glow. Padarom baltą spalvą. Ok. Center. Ir čia dabar reguliuojam dydį. Nu, tarkim. Ir dar galim uždėti inner shadow. Tai kam čia jau reikia? Nu, va ir viskas su brushais turbūt. Dabar išsikeliam bangelį į viršų. Ir uždedam ant jo stroke dar. Jo, stroke. Drop shadow gali būt. To inner glow, kad šviesiau būtų. Ok. Ir dabar pažymim vidų bangelės. Gradient. Pasirinkam savo gradientą. Ok. Dabar vėl pažymim, iškeliam bangelį į viršų ir pažymim vėl bangelės vidurį. Ir dabar pattern ir uždedam kokį nors pattern. Nu, tarkim. Soft light, arba overlay, arba screen. Nu, renkatės jau čia pagal savo skonį, kuris jums gražiau atrodo. Ir vėl bangelį iškeliam į viršų. Dabar pasirenkam apaitinę fono dalį ir pattern. Uždedam lentas, arba smėlį, arba kažką panašaus į tokį, nesvarbu, bet aš dėsiu lentas. Ok. Ir dabar vėl bangelį į viršų. Žodžiu, bangelį visada turi būti viršui. Ir dabar galim lašelius dėti arba nedėti, nesvarbu, bet aš pabandysiu uždėti ir pažiūrėsiu, kaip čia atrodys. Visada galime nuimti. Tarkim. Nu, šiaip lašelius uždėjom, bet nežinau, man čia kažkaip gal jie nelabai. Nors, galim ir palikti. Strauką sumažinam, darom kokius 2 pikselius. Inner glow, šviestų gražiau. Ir drop shadow, bet tai gal ne. Arba tiesiog be stroke, bet drop shadow. Nu, ne, negražiai. Stroke bus gerai. Outer glow dar galim uždėti. Čia irgi reguliuojatės nustatymus, kaip norit pagal save. Nu, žodžiu, man šitie lašeliai nelabai, tai gal aš jūs nuimsiu. Ir, na va, ir viskas, fonas baigtas. Aišku, galėjot palikti lašelius, bet man tai jie čia netiko. Nu, taigi, žodžiu, subscribinam, laikinam ir laukiam kitoj tutorialų. Ate!